Yra užsirašiusių malonių bičiulių parašutų atstovas parašutų sporto Robertas Justas Rezgevičius. Ir prašau, nedaugiau negu limitas. Aš turiu laiko. Labą dieną visiems. Kaip jau pristatė Robertas Rezgevičius iš Klaipėdos, atstovauju Lietuvos parašiutų sporto federaciją ir taip pat esu šuolių su parašiutais nuo fiksuoto objekto asociacijos narys. Noriu atkreipti dėmesį ypač oro balionautojų ir parasparnistų federacijų ir visų orlaivių federacijų, iš kurių galima iššokti su parašiutu. Aš parašiau tokias atmintinės jum. Yra ištraukos iš mūsų taisyklių, kurios yra patvirtintos Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymu. Čia yra 3 punktai, kokiais remiantis yra vykdoma parašiutinių šuolių veikla. Antrame lape yra parodyta, kaip atrodo mūsų parašiutininkų licencijos. Joje pirmoje pusėje yra nuotrauka, data, iki kada galioja šita licencija. Ir antroje pusėje yra nurodyta šio parašiutininko kategorija. Tai yra atestacija, įvertinimas jo lygis. Kortelė štai tokia, kaip teisės. Ką noriu pasakyti? Paskutiniu metu atsirado keletas žmonių, kurie visiškai neturintis jokios kvalifikacijos, neturintis suteiktos mūsų federacijos licencijos, vykdo šuolių su parašiutu. Ir kiek žinau, dabar dažniausiai tai vyksta pas oro balionautojus ir pas parasparnistus. Tai norėčiau dabar jų įteikti ir kad būtų laikomasi šitų nuostatų, nes mes esame visi vienoje organizacijoje ir stodami į ją mes sutinkam su tam tikrom sąlygom. Kiekvienas iš jūsų, kuris atstovauja organizaciją, taip pat turi savo vidinės taisyklės. Tai tiek, aš trumpai. Kam galima būtų įteikti? Mes priklausome FAI, remiamės mūsų Lietuvos patvirtintais visais dokumentais. Mes viską atitinkam. Robertai Justai. Taip. Įteikti tą galima labai paprastai, mes patalpinsime Lietuvos aerožugo interneto svetainėje. Gerai, bet aš turiu keletą kopijų, tiesiog dabar galima. Pateikite ir visi prieis pasiimti. O jeigu viskas, kokie klausimai? Kaip? Taip, pripažįstu. Pripažįstu, o kokios problemos? Mūsų parašiutininkų federacija yra jūsų, taip pat šitos lakų. Bet kur, va, čia ateis žmonės pasiimti. O mes paskelbsime lakų interneto svetainėje. Ir labai gerą klausimą. Prašau. Prašau. Suprantat, kaip ką tik prieš tai čia pirmoje dalyje visi kalbėjom, kad reikia ir saugumo, ir reikia bendradarbiavimo, susitarimo tarpusavėje. Nelaukime, nelaimė. Užbėkime už akių. Nes tada bus grandininė reakcija. Prisiplos kažkoks tai visai nieko neišmanėlis, tada bus tai federacijai problemos, o paskui ir lako ir taip toliau. Paplaukite tikrai labai rimtą problemą. Aš tai turėčiau pasiūlymą padaryti prieš sezono atidarymą 2 dienų seminarą, kur mes galėtume aptarti teisinius klausimus, visus reguliavimo klausimus, supažindinti vieną federaciją su kita, bet tik tai ten, kur nebrangiai kainuoja ir netoli važiuoti. Pagalvokite, tarkime, Pociūnuose ar kur nors kitur, ir tokios konferencijos yra būtinos. Kuruočio licencija, ten yra A, B, C, D. A mažiausia, D yra aukščiausia parašiutininko licencija. Visų šuolių savarankiškai gali atlikti tik tai D kategorijos turintis parašiutininkai. Nesvarbu, iš kokio orlaivio, netgi galima ir iš aukšto pilotažo lėktuvo atlikti tokį šuolį. Tai vat, apeliuoju tai. Tiek ten galėjau. O tie, kur už pinigus mėto parašutistai iš gatvės ateina ir ten... Ne, tai čia savo tvarka yra tam visai kas kita. Čia aš kalbu apie tai, kad nepriimti į bortą, į balioną, į parasparnių keleivių žmogų su parašiutu, kuris jum neparodys šitos galiojančios licencijos. O pilotų licencija galios man? Ne. Aš esu 9 šuolius padaręs.
tai bus ne jūsų išsigelbėjimo atvejis. D kategorija turėtų. D kategorija, taip. Aš sakiau, ten pridėjau tam lapė yra aprašymas, ištraukos iš taisyklių. Nu, tai tiesiog, aš įsivaizduoju, kad man su balionu irgi niekas neleistų paimti ir kilti ir skristi kažkur. Nors aš galiu galbūt įjungti tas dujas ir taip toliau.